Labas vakaras! Malonu sveikinti su laidos Savivaldos savaitės žiūrovais. Praėjusį penktadienį, švenčiant Lietuvos vietos savivaldos dieną, Vilniuje Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo organizuotame Lietuvos savivaldybių asociacijos renginyje jau 6 metus iš eilės Auksinės Krivūlės apdovanojimais už ryškiausias iniciatyvas ir darbus pagerbtos Lietuvos savivaldybės. Iškilmingos ceremonijos metu 13 ministerijų bei policijos departamentas paskelbė savo Auksinės Krivūlės laureatą, labiausiai tam tikroje srityje pasižymėjusią savivaldybę. Džiugu, kad šiais metais Druskininkų savivaldybė taip pat tapo Auksinės Krivūlės apdovanojimo laureate. Švietimo ir mokslo ministerija už pasiekimus švietimo srityje mūsų savivaldybei skyrė šviesiausio miesto nominaciją. Penktadienį per iškilmingą renginį viso buvo įteikta 13 krivūlių ir druskininkai taip pat viena iš tų 60 savivaldybių, kuri nominuota, tiksliau iš 13. O iš visų savivaldybių yra 60 ir šį kartą mums atiteko nominacija šviesiausio miesto, šviesiausia savivaldybė. Ši nominacija švietimo srityje ir jie įteikia Švietimo ir mokslo ministerija. Taigi, aišku, labai malonu, kad įvertintos valstybės mastu visos mūsų pastangos optimizuoti švietimo įstaigų tinklą, atnaujinti švietimo įstaigas, kaip išorėje, taip ir viduje, sukurti geras sąlygas mokiniams ir visai bendruomeniai sportuoti mūsų stadionuose. Taip pat buvo paminėta, kad ir Druskininkuose daug dėmesio skiriama neformaliam ugdymui mokinių. Ir aišku, tai yra mūsų meno mokykla, mūsų sporto centras, kurie turi pakankamai platų asortimentą programų neformalaus ugdymo srityje. Tai manau, kad tai yra iš tiesų ne tik nuopelnas pačios savivaldybės, bet visos švietimo bendruomenės, visų mūsų mokyklų, nes jau apie tai esame kalbėję, bet iš tiesų mus labai džiugina ir ugdymo rezultatai mūsų abiturientų. Taigi, tobulėjimų ribų nėra, norisi palinkėti, kad tie laurai nepakeistų mūsų norų toliau tobulėti ir to palinkėčiau visai švietimo bendruomeniai toliau su didelė meilė ir atsakomybė rūpintis jaunosios kartos ugdymu. Ta pačia diena sušauktas ir savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo patvirtintos naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Patvirtinus šį projekto sprendimą, geriamojo vandens kaina gyventojams padidėja 52 centais už kubinį metrą. Tačiau net ir patvirtinus šiuos naujus įkainius, geriamojo vandens kaina vis tiek išlieka viena mažiausių Lietuvoje. Taip pat posėdžio metu buvo priimtas sprendimas dėl biudžeto patikslinimo, didinant biudžeto pajamų asignavimų planą 1 milijonu ir 11 tūkstančių litų, bei perskirstant asignavimus pagal asignavimų valdytojų pateiktas paraiškas. Kitos naujienos. Praėjusį antradienį mero pavaduotoja Kristina Miškinienė savivaldos dienos išvakarėse Ryto gimnazijos moksleiviams vedė pažintinę pamoką savivaldos klausimais. Moksleiviai buvo supažindinti su Druskininkų savivaldybės struktūra, įgyvendintais projektais, kurorto plėtra bei ateities planais. Jaunieji druskininkiečiai ir patys aktyviai domėjosi savivaldos aktualijomis. Uždavė daug klausimų apie kelių ir dviračių takų renovaciją, kultūros centro rekonstrukciją ir kitus projektus. O tarptautinės mokytojo dienos proga Druskininkų savivaldybės pedagogai trečiadienį buvo pakviesti į Snoras Now areną, kurioje jiems organizuotas iškilmingas renginys. Savivaldybės mero pavaduotoja Kristina Miškinienė pasveikino susirinkusiuosius ir kartu su švietimo skyriaus vedėju Jevgrafijumi Samuchovu įteikė padėkas labiausiai nusipelniusiems Druskininkų mokytojams. Mes visada sakome, kad vaikai yra mūsų ateitis. Ir tą brangiausią savo turtą, kai tas turtas šiek tiek paauga, mes atiduodam į mokytojų rankas.
ir lūkesčiai bendruomenės tėvelių iš tikrųjų yra labai dideli. Mes visi labai norėtumėm, kad mūsų vaikai būtų kuo geriausi, kad jie pasirinktų tinką gyvenimo kelią, kad mokytojas būtų ir draugas, ir patarėjas, kad mokytojas įkvėptų ir paskatintų mokinį eiti teisingų kelių, išmokytų siekti tikslo. Taigi, todėl kiekvienais metais mes nepaprastai didžiuodamėsi, kad turim tokią galimybę pasveikinti mokytojus jų profesinės šventės progą. Palinkėti jiems kuo geriausios kloties, sveikatos, stiprybės, ištvermės ir kantrybės, o šie metai druskininkams yra ypatingi. Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė druskininkus šviesiausią savivaldybę. Taigi mes gauname nominaciją už nuopelnus švietimo srityje. Ir todėl tai yra didžiulis nuopelnas visos bendruomenės, ypač švietimo bendruomenės. Pas mus sutvarkytas švietimo tinklas, investuota 25 milijonai litų į švietimo įstaigų pastatus ir aplinką, 10 milijonų į mokyklų stadionus ir aikštynus. Mes turime kuo didžiuotis. Tobulėjimui ribų nėra, dėl to šiandien tiesiog susirinkę norime įkvėpti mokytojus, kad jie nesustotų pusiaukelį, kad ir toliau mes galėtumėm didžiuotis mūsų mokiniais, nes jie parodė nepaprastai gerus rezultatus abiturientai, laikydami egzaminus. Ir iš tiesų nuo mokytojo labai daug kas priklauso. Taigi su didžiausia pagarba visiems mokytojams, seniorams sveikiname juos šiandien profesinės dienos proga. Praėjusią savaitę Druskininkuose buvo galima sutikti daugiau nei 200 jaunųjų šachmatininkų iš įvairių Europos šalių. Rusijos, Portugalijos, Rumunijos, Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos, Estijos, Vokietijos, Ukrainos, Suomijos, Ispanijos ir Lietuvos. Į mūsų kurortą jie atvyko dalyvauti 11-ajame Europos jaunių greitųjų šachmatų ir žaibo čempionate. Jis išskirtinis tuo, kad po nepriklausomybės paskelbimo tai pirmasis Europos šachmatų čempionatas organizuotas Lietuvoje. Šis čempionatas tai yra, galim sakyti, svajonė, kuri išsipildė. Mes atvedėm Europos šachmatų čempionatą į Lietuvą. Tai yra pirmasis Europos šachmatų čempionatas Lietuvoje nuo nepriklausomybės laikų. Tai užtruko ilgai ir tai padarytas pirmas žingsnis. Čia vyksta Europos greitųjų šachmatų ir žaibo čempionatas visose amžiaus grupėse. Tai yra didelis diapazonas vaikų, žaidžiančių nuo 8 iki 18 metų šachmatus. Apsilankė čia 240 dalyvių iš 12 šalių. Kiek ilgai truks šis čempionatas Druskininkuose? Šio čempionato programa turininga, ją sudaro 5 skirtingos rungtys ir jos vyksta 5 dienas. Viskas vyksta dinamiškai, vienos rungtys pereina į kitas, vyksta finalai, komandinės, žaibų, greitųjų ir netoks ganėtinai reta rungtis uždavinių sprendimų. Kodėl būtent druskininkai pasirinkti šiam čempionatui? Šachmatų čempionatai vyksta geriausiuose pasaulio kurortuose. Tai yra, jau taip yra, tokia susidarė, kad gali būti tokia tradicija. Ir šita tradicija eina nuo XIX amžiaus, kai buvo pravestas pats garsiausias šachmatų turnyras Vokietijoje, Baden-Baden kurorde. Ir nuo šiol yra tai kaip ir žymė, kad kurortas atitinka tarptautinius standartus, nes labai yra aukšti reikalavimai čempionatams. Ir faktiškai, kai mes norėjom realizuoti tą idėją, kai aš norėjau realizuoti, tai jau prieš kokius 80 metų mes būtent pasirinkom Druskininkus ir strategiškai visus tos 10 metų mes tą idėją bandėm realizuoti.
Praėjusį šeštadienį savivaldos dienai skirtų renginių ciklą vainikavo Leipalingyje organizuota bendruomenės rudens šventė. Šventės metu buvo galima paragauti įvairių rudens gėrybių patiekalų, smagiai pasišokti ar tiesiog pasiklausyti koncerto. Šventė yra tradicinė kas metai ir, taip manau, žmonės netgi turbūt jai rengiasi laikui bėgant ir žino, kad tokia tradicinė šventė bus ir kiekvienas nori parodyti, kiekviena šeimininkė, ką jinai moka, ką jinai gali ir ką jis sugeba iš rudens gėrybių padaryti ir parodyti kitiems. Na, žmonės šiais laikais turbūt vis tiek kažkiek reikia paaktyvinti ir kad jie ateitų, bet taip jau didelių kvietimų, kažko labai raginimų, tie tradiciškai, kurie dalyvauja, tai pagrindė taip jau netgi noriai dalyvauja. Tai ko tokiomis šventėmis siekiama? Aš manau, kad žmonės nori parodyti savo nuveiktus darbus, kadangi mūsų kraštas vis dėlto yra žemdirbių kraštas ir žmonės ką užaugina, ką sugeba užauginti šioje mūsų žemėje, tą nori parodyti ir turbūt ta tradicija tokia ir yra. Šiaip jau ūkininkai visada, bet kuriuose renginiuose pas mus dalyvauja ir taip jau apie 10 rimtų ūkininkų, kurie visada nepamiršta į bet kurios renginius su savo produkcija ir su savo pasiektais rezultatais pasirodyti, tai tikrai visada yra. Dabar informacija Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų gyventojams. Seniūnaitijų gyventojai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka renka gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus seniūnaičius. Pastarieji renkami 2 metams ir dirba visuomeniniais pagrindais. Rugsėjo 19-22 dienomis surengti nauji seniūnaičių rinkimai Druskininkų savivaldybės, Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijų seniūnaitijose. Jau galime pasveikinti išrinktus seniūnaičius. Viečiūnų seniūnijos Neravų seniūnaitijoje išrinktas Jonas Trainavičius, Ilgio seniūnaitijoje Jūratė Vaičiulionienė, Raigardo seniūnaitijoje Edita Remeikienė, Ratnyčėlės seniūnaitijoje Kęstutis Valenta. Na, o Leipalingio seniūnijos Avirio seniūnaitijoje Jurgita Grušauskienė, Bilso seniūnaitijoje Gražina Auguvienė, Seiro seniūnaitijoje Antanas Vailionis, o Klonio seniūnaitijoje Eimantas Mazaliauskas. Ir tai jau paskutinė naujiena šiandien. Ačiū, kad buvote kartu su DRT ir iki kito pirmadienio.